Norėjom pavalgyti čia, bet nieko neišėjo. Nu ir pats, kad nieko jie neturi. Tai važiuojam. Įsirengsim ir važiuojam į Antaliją. Vėl šopintis ir pavalgyti. Vėl atvažiavom čia į savo prekybų centriuką. Jau trečią kartą iš viso. Mūsų favoritų. Pačias čia geriausias kainas. Mums labai patinka čia kainas. Einam pavalgyti gal kažką už pitaką. Gal dabar brangiau sumokėsim, nes daug valgyti noriu. Mėgstamiausias, mylimiausias prekybos centras. Nu šį kartą ragausim picikės, užsisakėm kompleksą, tipo šitą, bet tik tai viena pica yra small, viena yra medium, tai 289 kainavo. Tuoj pasakysiu, kiek čia 10 eurų. Nes aš žiūrėjau, kad 300 yra 11. Jau 10 eurų, tai bulvytės dar ir pagėrimą. Nu paragausim, kokį čia gausim mes. Dalykiuką. Štai mūsų gardumėlis už 10 eurų. Už 10 eurų. Pas mus Snack City tokia pica kainuoja 13 eurų. Nupirkom Dragon Fruitą. Kainą nupirkom, bet pasiėmėm. Eurus 40. Mum ten prie pilies siūlė už 4 eurus. Mes nedurniai. Vada kažkokį čia atvarėm prekybos centrą. Įvažiavom. Liepė bagažinę atidaryti. Po mašinom tikrina, neturim bombų prisidėję. Nu dar nesam matę, kaip bairė. Gal ten tašės patikrina, rengeną padarė. O, žiūrėk, tavo įčiandemas. Taip, mačiau jau. Jau matai, nu gerai, varyk. Nu viskas lygtais apsipriekino, visi laimingi. Ar visi laimingi? Gal. Važiuojam. Priduosim mašiną šiandien Mustafa. Žodžiu, šiandien mašinas nepridavėm. Grįžom anksčiau, galvojom biškį atsipalaiduosim alaus, pasimsim. Gavau 2 stiklinės alaus. Paskiau saka, pasibaigė. Nu, aš gavau pakeist bačką, gausiu alaus. Ateinu už 10 minučių, saka, pasibaigė. Sakau, tai kada bus? Nebus šiandien, saka, gerk vyną. Nu, duok vyną, saka. Geriau vyną, ateinu, tai duok dar vyną. Nebėra, pasibaigė, tai duok alaus. Alaus nebėra, tai kada bus? Ar rytoj bus, sakau? Ar čia viskas įskaičiuota, ar ne? Toks kiets, viešbutuks, kaftanas. By River Rock. Nu, ką tu nori? Alaus norėjau. Ne, 600 mokė galas kanalą. Supratau. Nu mes pasiėmėm fantą savo, susidaužkim. Varom pasivaikščioti. Iki jūros biški. Gal čia pavalgysim poryt. Nes čia labai skaniai dūmiukų kvėmė. Katiniuks. Skersgatvys pakampiais. Tuoj nueisim iki jūros gal. Jo, jau čia buvom praeitą kartą.
Vienam biškiui gal pasėdėsim, prapūs vėjukas. Bus vėsiau. Kažkas maudos važiavant puspas. Dviesi ten kažką daro. Mauda jau. Praus. Tai ten tie lempukai dangui, kaip žvaigždės, tai ten dar šilai. Greičiausiai, jo. Ten lėktuvai. Laivas ten lazerius leidžia. Ten kažkoks klubas irgi tūsinas kampė. Nu žodžiu, visi vilioja kas kaip moka. Ne? Bet mus nepavilioti. Mes žinom, ko jie nori. Pinigų mus. Jie galvoja, kad mes pinigų maišai esame. Jie galvoja, kad atvažiuoja baltas žmogus, kuris prisiskino medžią pinigų kailapų. Ir čia va visiems dalint. Sultis 4 eurai ant gatvės duodi, ten dragon fruitas 4 eurai, kas parduotuvėje kainuoja tik 1,40 €. Žioplių čia fabrikas. Sutikom gerą tą žmogų. Sutikom gerą žmogų degalinį. Nes biškai perjungiau tada garsas. Yra tiek tų daro. Sugadinti. Nu, jam turbūt šokas buvo, kai mes turėjom sumokėti 1130, o aš atnešiu čekį už 2,5 tūkstančių. Jis šoks turbūt iš tikrųjų. Supranti? Ir aš dar neišvažiavau. O tik tiek ferverkų. Ir aš ten neišvažiavau, žiūrėjau tą čekį. Ir jisai irgi žiūrėjo. Tada jau buvo pasidenę keiksmažodžiai ir viskas. Ir vėl tą pip, ten, nu, negaliu rusiškų sakyti, kadangi rusiškai šnekė. Nes paskui reiks užglušyti. Ir vėl jinai yra čia, vieną mašiną degalinį. Nu davai, kur tą fantą atsigaivinkim iš. Taip. Nu? Gerą vakarą. Labos nakties.